Viešpatie, tikrai visa šlovė, visa garbė priklauso tau, Dieve, lenkiamės prieš tave, nusižeminam prieš tave, Viešpatie. Būk mūsų tarpe, Dieve, tu esi mūsų tarpe. Skalauk mūsų širdį šventoji dvasia, brangi šventoji dvasia. Mylim tave, pasitikim tavim, Viešpatie. Dėkojame tau už tavo gerumą, už tavo teisumą, ramybę, džiaugsmą, už tavo karalystę mūsų širdise. Dėkojame tau, Viešpatie, garbinam tave ir aukštinam. Tu vienintelis vertas šlovės, tu vienintelis vertas visos mūsų padėkos ir garbės. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Taigi, sveiki, prašau, sėskimės. Turim šventą raštą, atsiverskim Hebrajams laišką 3 skyrių. Žinot, kuo žaviuosi skaitydama šventą raštą, kad kai tu skaitai istorijas, ir šiandien mes skaitysim vieną istoriją, apie kurią pasakoja autorius laiško Hebrajams, apie žydų išėjimą Hebrajų išėjimą iš Egipto ir kaip jie klajojo dykumoje. Bet kas mane žavi visą laiką, kad tos istorijas gali pritaikyti ir šiandien, ar ne taip. Prasme, jos yra tikrai aktualios ir apie tai šiandien pakalbėsim. Pradžiai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Dievas tikrai daug rašto vietų, praktiškai visam šventam rašte, gausų Dievo įspėjimų, kad žmonės jie nenusidėtų ir kad žmonės būtų apsaugoti nuo Dievo rūstybės, nes mes turim suprasti tokį dalyką ir aš suprantu tokį dalyką, kad jeigu nusidėtų, tai nėra gerai, ar ne taip. Nuodėmė visada jinai atskiria nuo Dievo. Pavyzdžiui, Senam testamente, aišku, Dievas mūsų kūrė, kai žmogus nusidėjo, Dievas nesukūrė žmogų pražūčiai, Dievas sukūrė žmogų bendrystėje, Dievas sukūrė žmogų bendrystėje su juo, vienas su kitu ir iš tikrųjų, kad mes turėtumėm tą džiaugsmą savo gyvenime, kad mes iš tikrųjų būtumėm laimingi. Ir Senam testamente Ezechielio, pavyzdžiui, pranašas Ezechielis 33:11, jis sako, Dievas nesidžiaugia nusidėjėlių mirtimi. Ir tikrai ne viena raštų tokia vieta yra. Naujam testamente mes galim skaityti 2 Petro 3:9, sako, jis nenori, jog kuris nors pražūtų, bet trokšta, kad visi atsiverstų. Taigi mūsų Viešpats jis tikrai trokšta, kad visi mes patirtumėm tą gyvenimo džiaugsmą, gyvenimo laimę, gyvenimą su Dievu. Ir iš kitos pusės, tai, kaip ir minėjau, jisai tikrai nuolat perspėja žmogų apie nuodėmės pavojų ir bausmę už nuodėmę. Taigi mūsų tekstas yra Hebrajams 3 skyrius nuo 7 norėjau iki 19, bet kadangi tekstas ilgas ir taip gavosi, kad pastorius Romas neatvyko, tai aš jį suskaidžiu į 2 pamokslus, į 2 dalis ir skaitysim šiandien nuo 7 iki 13 eilutės, o kitą sekmadienį nuo 14 iki 19. Taigi paskaitykim. Todėl, kaip sako šventoji dvasia, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Kaip per maištą gundymo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai gundė mane, mėgino ir matė mano darbus per 40 metų. Todėl aš užsirūstinau ant tos kartos ir pasakiau, visada jie klysta savo širdise ir nepažino mano kelių. Taigi aš šūstaudamas prisiekiau, jie neįeis į mano poilsį. Žiūrėkite, broliai, kad kuris iš jūsų nebūtų piktos netikinčios širdies, atitolusios nuo gyvojo Dievo. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar sakoma šiandien, kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Taigi tai Dievo žodis, dėkojam tau Viešpatie, iš tikrųjų, ir pažiūrėsim, ką jisai mums kalba. Iš tikrųjų, tai yra vienas iš įspėjimų, Viešpats įspėja. Žinot, geras tėvas jis rūpinasi savo vaikais, ar ne taip? Jisai rūpinasi. Jisai įspėja, pavyzdžiui, jeigu aš matau, kad mano vaikai kažką netaip daro, negerai daro, tai aš juos įspėju arba juos pamokau, arba stengiuosi kažkaip pakreipti jų tą gyvenimą, kiek tai nuo manęs priklauso.
Problema yra ta, kad šitas laiškas buvo rašomas hebrajams, kurie iš vienos pusės jie girdėjo Evangeliją, jie kaip ir pažino Kristų, gal kažkokie tai dalykai jų gyvenimuose vyko gyvenant su Dievu. Tačiau jie jo nepriėmė iki galo, jie neatsidavė jam pilnai, jie nepasišventė jam pilnai. Taigi galima, mano gyvenime tai buvo, galime priimti Evangeliją intelektualiai, galima, žinoti protu, galima žinoti ją, girdėti apie ją ir taip toliau, bet jeigu žmogus jis neatgailauja dėl savo nuodėmių, jeigu žmogus jis neatsigręžia į savo gelbėtoją ir viešpatį, tai tikrai tai, ką tada gaunasi taip, kad aš skaitau Dievo žodį, nepaklūstu jam, tai nėra jokios naudos nei Dievui, nei man. Taip yra dėja. Šventas raštas taip jis kalba ir būtent šitas tekstas jis mums apie tai kalba. Žinot, žinoti tiesą, vienas autorius čia rašo, taip gražiai sako, žinoti tiesą ir jos nepriimti užtraukia žmogui didesnį pasmerkimą, nei jei jis jos visai nebūtų žinojęs. Ar sutinka? Žinot, kai tu žinai tiesą ir tu nedarai, kaip ta tiesa jinai kviečia tave daryti, žmogui dar didesnis pasmerkimas. Taigi, kai mes skaitom šitą ištrauką ir aplamai visą hebrajams laišką, jis buvo parašytas būtent kaip Jurgita šiandien minėjo, tiems abejojantiems, ta prasme, tiems žmonėms, kurie iš tikrųjų tai vienu metu tiki, kitų nebetiki, žodžiu, kaip Tomas, ar ne? Kuris abejojo, sako, kol nepamatysiu viešpatę, tikrai nepatikėsiu, kol neįdėsiu savo pirštų į tavo žaizdas, į tavo tas vietas, kur buvai tu nukryžiuotas, prikeltas, tai tikrai nepatikėsiu. Bet, žinot, tai va čia yra toks kaip ir įspėjimas, va šitas tekstas mūsų yra įspėjimas tiems, kurie girdėjo Evangeliją, žino tiesą. Bet kodėl jie nepaklūsta viešpačiui, kodėl jie neina su viešpačiu? Tai priežastys yra paprastos. Meilė nuodėmiai, galbūt baisu yra, sakysim, ne tai, kad baisu, gal gėda prieš draugus, gal dar kažką. Nes visada aš prisimenu savo draugus, nors mes ir dabar palaikom tą gražų tokį ryšį, bet jie labai stebėjosi ir apie tai apaštalas Paulius kalba kituose laiškuose. Sako, kodėl tu nenori su mumis daryti tų dalykų, kurių anksčiau mes kartu darėm? Aš sakau, man jie nebeįdomus, mane Dievas išgelbėjo, man visai kitas gyvenimo būdas, visai kiti dalykai man rūpi. Pirmas dalykas, kad Viešpats mūsų koks yra šventas. Ar ne taip? Ir aš nieko nenoriu turėti bendro su nuodėme. Taip, be jokios abejonės, mūsų gyvenimuose pasitaiko nuodėmė ir mes kartais nukrentam ir taip toliau, bet iš kitos pusės Viešpats traukia mus, Viešpats traukia labiau už bet ką šitam pasaulyje. Jis yra mūsų šviesa, jis yra mūsų akių šviesa, jis yra mūsų gyvenimo džiaugsmas. Jis yra tas, su kuriuo mes gyvensime amžinai. Amen. Žinot, čia panašiai būna, kai, sakysim, vyksta gaisras koks, ar ne, sakysim, dega, matėt, man atrodo, Honkongė, kur ten degė daugiabutis toksai, kur daug žmonių labai žuvo. Ir, žodžiu, ką daro visų pirma tie gaisrininkai, jeigu nėra galimybės, sakysim, dega laiptinės, nėra galimybės, išeiti iš to daugiabučio. Jie tiesia brezentą, kad žmogus šoktų, ar ne taip. Ir tie šaukia, sako, šok, bet žmonės nešoka, jie dvėjoja. Jie žino apie pavojų, žino, kad vienintelis dalykas, kaip žmogus gali įsigelbėti, jisai turi šokti. Bet yra baisu, įsivaizduok, jau koks 9 aukštas ar 8 ar 10, yra gana baisu. Bet brezentas yra vienintelė galimybė įsigelbėti. Jie nori galbūt išsaugoti, jie galvoja, gal kokia kita išeitis bus, gal tas gaisras užges, gal juos kažkas išgelbės, gal jie nori išgelbėti turtą, gal ten turtas yra dar kažkoks, bet iš kitos pusės vien žinojimas apie pavojų ir žinojimas, kaip pabėgti, jų neišgelbės. Matot, jeigu aš žinau apie viešpatį, bet negyvenu su juo, tai iš tikrųjų šitas žinojimas manęs neišgelbės. Ir būtent šita pastraipa, kurią mes skaitome, jinai bus apie tai. Jei jie nešoks iš to degančio namo, jie mirs. Ir žinot, kai kyla pavojus, visa kita yra nesvarbu gyvybei. Ar ne taip? Visa kita nesvarbu. Nei tavo turtas, nei tavo pinigai, nei dar kažkokie tai dalykai. Kodėl? Todėl, kad siela jinai yra labai brangi, gyvybė yra brangi. Mūsų Viešpats atidavė savo gyvybę, kad mes turėtumėm gyvybę jame. Amen.
Taigi, autorius susirūpinęs kuo, va šitas tekstas nuo 7 iki 13 eilutės, ką mes skaitom. Jisai susirūpinęs dėl savo tautiečių, dėl hebrajų, kurie atsidūrė va tam tikroje situacijoje, kaip mes ir minėjau, kad jie buvo tokie abejojantis, jie buvo tokie, dvėjojantis, abejojantis labai, ar tikrai Jėzus yra Mesijas, ar tikrai atėjo tas, kuris numirė už mus, prisikėlė ir reikia juo tikėti ir gyventi su juo. Ir žinot, nors jie girdėjo, kaip minėjau, Evangeliją, išpažino galbūt Jėzų Kristų savo viešpačiu, bet pasitraukė nuo jo, nes ką daro netikėjimas arba ką daro dvėjonės. Jos visada veda nuo viešpatės, tu dvėjoji, aš dvėjoju ir tai visada veda mane nuo Kristaus. Ketvirtadienį tarnavau kalėjime ir paklausiau brolių kalinių, sakau, kaip jūs galvojate, kokia yra didžiausia nuodėmė? Gal kas? Ką? Netikėjimas, taip, ir vienas brolis atsakė, sako, netikėjimas, ir aš labai džiaugiausi išgirdęs tą atsakymą, kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų taip ir yra. Mes kartais suvedame vienus ar kitus dalykus, bet arba tu tiki viešpačiu, arba tu netiki viešpačiu. Taigi, žinodami tiesą, ir mes tuoj prieisim prie šito pavyzdžio, žinodami tiesą, jie savanoriškai ir sąmoningai nuo jos nusisuko. Ir nuo 7 iki 13 eilutės mes skaitom 3 dalykus. Autorius jisai duoda Izraelio pavyzdį, kai jie vaikščiojo dykumoje. Po to jisai kalba apie, kad reikia saugotis ir po to jis kalba 13 eilutėje, sako, raginkite vieni kitus. Ir mes apie šitos visus 3 dalykus ir pakalbėsim. Žinot, yra toks, galvojau, nesakyti, gal yra suminėjęs krikščioniškas anekdotas, sako, žydai vaikščiojo dykumoje 40 metų, mes žinom, ar ne? Kodėl jie vaikščiojo? Niekaip nerado to šekelio, ieškojo. Bet tai iš tikrųjų anekdotas, iš tikrųjų vaikščiojo dėl ko, broliai sesės, dėl savo netikėjimo. Vaikščiojo dėl to, kad nepakluso viešpačiui. Ir tai yra paradoksas. Hebrajams 3:7-11 galit tą atsiversti psalmės 95:7-11. Įdomu tai, kad viešpats kalba ne vieną kartą. Ir žiūrėkit, prieš kiek laiko, Dovydo laikais jis kalbėjo taip pat ir apie Mozės laikus. 95 psalmė 7-11 eilutės, jinai sako lygiai tą patį. Jis yra mūsų Dievas, o mes jo ganoma tauta ir jo rankų globojamos avys. Šiandien, jeigu išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip Meriboje, kaip gundymo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai mane gundė ir mėgino, nors mano darbus buvo matę. 40 metų mane liūdino tą kartą ir aš pasakiau, ši tauta klysta savo širdyje ir nepažįsta mano kelių. Užsirūsnęs jiems prisiekiau, jie neįeis į mano poilsį. Į mano poilsį. Kas yra tas mano poilsis, mes apie jį kalbėsim 4 skyriui ir gal ir kitą kartą. Apie tai, kaip pats viešpats rūpinasi, tai yra taip vadinama pažadėta žemė. Ta prasme, kaip pats viešpats rūpinasi ir tu gyveni su juo ir tu matai tą rūpestį, pastovų rūpestį juo. Aišku, tu ir dėl jo kažką tai darai. Taigi, ką mes turime Hebrajams tam 3 skyriui nuo 7 iki 11. Turim istoriją apie tai, kaip žydai vaikščiojo dykumoje 40 metų, matydami ženklus, matydami stebuklus, matydami Dievo vedimą. Prisimenat, ką jie matė? Dieną ėjo su jais kas? Ką? Debesis ėjo, taip. Tu įsivaizduok, ir tu žinai, tas debesis, iš to debesies Mozei buvo kalbama ir jie tikrai žinojo, kad tai kalba Dievas. Naktį jos vedė kas? Ugnies stulpas. Įsivaizduok, ugnies stulpas sustodavo, reiškia, viešpas toliau neįdavo, liepdavo jiems pastatyti palapines, gyventi tam tikrą laiką. Kai kur gyvendavo ilgesnį laiką, kai kur gyvendavo trumpesnį laiką. Ir čia iš tikrųjų aprašomas tas Izraelio nepaklusnumas ir Dievo atmetimas klajonių dykumoje metu. Taigi ir tiek psalmininkas, tiek apaštalas Paulius, jis perspėja savo tautą dėl netikėjimo. Ir iš tikrųjų laikas bėga, 2000 metų prabėgo, daugiau kaip 2000, ten 4 gal tūkstančiai, nieks nesikeičia, ar ne taip.
Žmogus yra toks pats nuodėmingas ir žmogus taip pat arba tiki, arba netiki. 7 eilutė sako taip. Todėl kaip sako šventoji dvasia, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundymo dieną dykumoje. Įspėjimas, ar ne taip? Jei šiandien išgirsite jo balsą, klausykite šiandien, kitais žodžiais išversiu, klausykite šiandien ir darykite tai, ko Dievas nori, kad darytumėte. Nedarykime taip, kaip darė izraelitai. Jie pastoviai murmėjo, burbėjo, buvo dėl visko nepatenkinti, jiem buvo vis mažai ir mažai. Ir įdomu tai, kad vis gal pasikartosiu, bet netikėjimas jis visą laiką reikalauja ko? Įrodymų. Duok, parodyk, tu Viešpatie dar man parodyk, tu dar man parodyk. Čia yra problema, čia iš tikrųjų yra didelė problema. Taigi, mes tikime, kad tai yra Dievo žodis ir apaštalas Petras 2 skyriuje nuo 1 iki 21 eilutės jis sako, 1 skyriuje 21 eilutė jis sako, pranašystė niekada neatsirado žmogaus valia, bet Dievo žmonės kalbėjo šventosios dvasios vedami. Taigi iš tikrųjų visa tai, kas yra užrašyta šventam rašte, tai yra Dievo žodis. Ir kai mes skaitom tą Dievo žodį, Viešpats liečia mūsų širdis, Viešpats keičia mūsų širdis, jis nori keisti mūsų širdis, jis nori iš tikrųjų skalauti jas, kad mes iš tikrųjų nebūtumėm tokie, kokie esam ir būtumėm pasikeitę labiau panašų į Jėzų Kristų. Ir žinot, jeigu mes atmetame Dievo, čia yra toks labai svarbus, broliai sesės, dalykas. Jeigu aš atmetu tai, kas parašyta šventam rašte, švento rašto neigimas, kaip vienas autorius sako, yra nuodėmė. Kodėl? Todėl, kad iš to dalyko gimsta kas? Erezijos. Gimsta neteisingas rašto mokymas. Tu gali nuklysti, į klystkelius ir taip toliau. Dabar, kai jisai sako, žiūrėkit, jeigu sako šiandien išgirsite jo balsą. Kitais žodžiais tariant, dabar, rusiškam vertime ir kitose vertimuose yra tas žodis dabar. Tas žodis dabar jisai reiškia tam tikrą skubumą. Kodėl jisai sako šiandien? Jeigu rytoj galima buvo pasakyti, ar ne? Jisai sako šiandien. Taigi Viešpats jis kalba šiandien, sako, kaip tavo vardas, Viešpatie? Aš esu. Ir šiandien jisai kalba mums ir kviečia mus šiandien keisti, šiandien priimti sprendimus, šiandien naudotis to malonės laikotarpiu. Ir žinot, tas žodis dabar reiškia skubumą. Aišku, nebūtinai ten 24 ten ar 36 ar ten 40 valandų, bet iš tikrųjų tas žodis reiškia malonės tam tikrą laikotarpį, dabartinę akimirką. Nes jei mes žinome tiesą ir girdėjom Jėzaus Kristaus Evangeliją, reiškia, pažinome tą tiesą, matėme jo apreiškimą, būtų neišmintinga ir labai pavojinga užkietinti savo širdį. Nes, aš nepamenu, gal esu pasakojęs tą, daug metų jau praėjo, vienas iš pirmųjų tokių išbandymų mano gyvenime buvo tai, kad dirbo pas mane įmonėje draugas toks, mes tik šeimom draugaudome ir taip toliau. Ir jisai apsivogė ir žodžiu melavo ir taip toliau. Ir man tai buvo kaip jaunam krikščioniui toks baisus smūgis, toks didelis smūgis. Nes kai tu pasitiki kažkuo ir tave taip, žinai, išduoda ir tai yra labai sunku priimti. Ir žinot, kai tai įvyko, mano širdį nieko nebuvo. Ir aš paskui svarsčiau ir galvoju, Viešpatie, kaip ir nepykstu ant jo visiškai, galvoju, kaip čia taip įdomu yra. Tačiau ėjo laikas, ėjo diena, antra savaitė, trečia savaitė. Ir aš pradėjau matyti savo viduje, kad aš negaliu to žmonių, aš jį atleidau iš darbo, aišku, ir už tuos dalykus, bet kai mes susitikdom, aš žiūriu, kad tu nebegali su žmogum bendrauti. Tu esi sužeistas ir taip toliau. Ir va čia yra tas dalykas, tas žodis, kas čia yra pasakyta. Šiandien, kai išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundymo dieną dykumoje. Koks yra, broliai sesės, labai svarbus dalykas. Mano atveju, tai ką aš dabar pasakoju, man reikėjo atleisti.
Ir man buvo duotas tam tikras laikas. Vat, tas yra įdomu, mes kartais galvojame, kad taip Dievas jisai tikrai labai kantrus. Ar sutinka? Jis labai yra kantrus. Žydus vedžiojo ne metus, ne pusę metų, 40 metų. Ar tai pakankamas laikas pažinti Dievą, ar tai pakankamas laikas priimti viešpatį, ar tai pakankamas laikas sekti juo, mylėti jį, paklusti jam ir taip toliau. Aišku, kad pakankamas. Ir pas viešpatį irgi yra laikai, yra tam tikra malonė. Ir 2 Korintiečiams mes skaitom laiške, kad sako, nešvaistykite malonės, Dievo malonės veltui. Ta prasme, kai viešpats jis duoda tą galimybę atgailauti, sako ir atgailaukit. Ir mano atveju buvo taip, kad aš supratau, klausyk, man reikia atleisti jam. Nors jis mano brolis yra, taip jis pasielgia neteisingai, bet man reikia jam atleisti. Ir kuo ilgiau aš tą sprendimą atidėdavau, tuo mano širdis labiau kietėjo. Taip yra, žinokit, taip yra. Aš nepasakysiu kažko naujo, bet mes skaitom iš to pasakojimo, kas čia yra parašyta. Sako, neužkėdinkite savo širdžių, kaip per maištą gundymo dieną dykumoje. Taigi, atėjo gundymas į mano gyvenimą, atėjo pagundymas atleisti brolį. Prisimenat, Mato Evangelijoje Kalno pamokslo dėsnyje Jėzus kalba tokį dalyką, sakydamas, sako, jeigu tu neši auką prie aukuro ir matai brolis, ta prasme, ir prisimeni staiga, kad tu prieš brolį ar sesę kažką tai turi ir sako, man sako, tokios aukos nereikia. Nepyk, bet man nereikia. Sako, eik iš pradžių susitaikyk, ne? Ir tada sako, gali pas mane ateiti. Nes viešpats žiūri į ką, broliai sesės, į širdį, jisai žiūri į mūsų širdį. Kasgi yra paklusimas ir klausimas ir paklusimas Dievui? Tai yra valios sprendimas. Yra bėgo laikas ir aš supratau, kuo toliau mes vis susitikdavom, bendraudom, taip negali ryšiai greit nutrūkti, ar ne, bet ir kuo toliau, to aš negalėjau, bažnyčia vaikščiom tą pačią, negalėjau jo matyti, negalėjau jį žiūrėti. Ir bėgo laikas ir aš supratau tokį dalyką, kad man reikia daryti sprendimą ir aš meldžiausi. Meldžiausi 1 kartą, meldžiausi 2 kartą, meldžiausi 3 kartą ir matau, kad neina man atleisti. Neina atleisti. Ir galvoju, viešpatie, kaip čia taip gali būti. Ir žinot, žiūrėdamas į dabartinį tą tekstą, tada aišku buvo vienas iš tų dalykų, kuriuos supratau kaip jaunas dar krikščionis, kad yra tam tikras laikas, malonės laikas duotas, Dievo duotas malonės laikas, kai tu turi padaryti sprendimą. Ir jeigu tu jo nepadarai, kaip ir minėjau, širdis kietėja. Kai širdis kietėja, kartais yra tas apsigavimas toksai, kai žmonės sako, nieko, aš čia nusižengiau, padariau kažką, nusidėjau, nieko, prieš gyvenimo pabaigą aš, ten atgailausiu prieš viešpatį ir žodžiu, ir nueisiu į dangų ir gyvensiu su jam, Mes galime nesulaukti, žmogus gali nesulaukti šito dalyko. Prisimenant, kai vienas turtingas žmogus jisai statė, jis gavo labai didelį derlių, jis sako, siela, sako, linksminkis, pasistatysim klojimus dabar, sandėlius naujus, žodžiu, džiaugsimės ir taip toliau. Kas jam buvo pasakyta? Sako, kvaily, sako, tu net nežinai, šiandien tu išeisi, šiandien tu mirsi. Ir tai yra, sako, susitvarkyk savo gyvenimą. Tai yra, brangieji, mums labai svarbu. Žinau, čia yra kaip dar kitas pavyzdys. Kalbam apie mūsų sąžinę. Pavyzdžiui, jeigu žmogus nudega odą, kas ten atsiranda? Randas. Ar taip? Ir jeigu, pavyzdžiui, skausmas liečia vėl tą pačią vietą, aš jau pradedu nebejausti. Gyva oda aš jaučiu. Ar taip? Bet kai randas, pavyzdžiui, didesnis atsiranda, mane liečia, taip yra su mūsų sąžinė. Taip yra su mūsų gyvenimu su Dievu. Jeigu aš nepaklūstu jam, jeigu aš nedarau tai, ko jisai manęs prašo, nepasiduodu jam, negyvenu su juo, mano širdis kietėja. Ir kartais mes stebėmės, kad vienas kitas žmogus išeina iš bendruomenės, iš bažnyčios, ar nenori bendrauti ir taip toliau. Bet jo širdis kažkur jis nedarė sprendimo. Kaip žydai, sako, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundymo dieną dykumoje. Dabartis, žiūrėkite, tas žodis dabar, trunka iki tol, kol yra galimybė priimti sprendimą, kol sąžinė jaučia Dievą. Kai dabartis žmogui baigėsi, jau būna per vėlų, širdis užkietėja kiekvieną kartą, kai jisai sako ne. Nes kiekvieną kartą, jeigu aš sakau viešpačiui ne, ką aš jam sakau, kadangi aš sakau ne, tai mano širdis ar minkštėja ir kietėja. Aišku, kad kietėja.
Ir atvirkščiai, jeigu aš sakau, taip viešpatie, aš noriu paklūsti, galbūt man tai yra sunku, galbūt man yra nelengva, kaip mano atveju, aš prisimenu, meldžiausi, žinokit, pusę gal metų. Ir paskutinį kartą vos nesuaščiomas, sakau, viešpatie, kaip aš negaliu atleisti broliui savo, taigi tavo žodis kalba, kad aš turiu atleisti. Ir jis manęs tada paklausė, kaip Petro, sako, ar myli mane? Petro 3 kartus paklausė. Ir jis manęs paklausė, ar tu nori atleisti? Sakau, taip viešpatie. Dar kartą, 3 man beros, 2 ar 3 kartus jis manęs paklausė, ar tikrai nori atleisti. Ir kai aš pasakiau tą 2 ar 3 kartą taip, aš giliai savo viduje supratau, kad ne. Ir tada aš jau atgalavau, sakau, viešpatie, iš tikrųjų, tai aš nenoriu atleisti, bet tu man padėk, nes tikrai tavo žodis mokina, tai yra valios sprendimas. Žinot, kaip su meilė yra panašiai. Kol mes jauni, mes ten drugelį skaidom mūsų akise ir taip toliau, bet eina laikas ir lieka kas įsipareigojimai, sako vyrai, ne? bet iš tikrųjų taip yra ir Viešpats kviečia mus daryti sprendimus, Viešpats kviečia apsispręsti, kol žmogus lankstus, kol žmogus imlus. Ir žinot, mūsų širdis, kai mes ateinam pas Viešpatį, ką jisai daro? Jis ją daro, sako, iš akmeninės įdėsiu tau duosiu tau natūralią širdį, sako pranašas Senajame testamente. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Viešpats jisai skalauja mūsų širdis, jis ją minkština, jis ją ir žinot, ir tada tu ateini pas Viešpatį, lengva tau daryti sprendimus, ar ne taip? Lengviau žymiai daryti sprendimus, negu kad jeigu aš atsiskyręs esu ir pasitraukęs. 8 eilutė taip ir sako, neužkėdinkite savo širdžių, kaip ir maišto gundymo dieną dykumoje. Izraelis Egipte gyveno, mes žinom, virš 400 metų. Paskutinius, taip istoriškai manoma, kad paskutinius 200 metų jie buvo vergai. Reiškia, kadangi jie labai stipriai plėtėsi, žodžiu, ir taip toliau, egiptiečiai norėjo jų skaičių sumažinti, kad jie tikrai netaptų dominuojančia tauta. Jie juos engė, jie dirbo sunkų darbą. Kai vienas autorius sako, izraelitai dirbo per daug, valgė per mažai ir buvo pastoviai mušami. Iš tikrųjų taip ir buvo. Bet Viešpats išgirdo jų šauksmą, Viešpats išgirdo jų vaitojimą ir jis atėjo šitą tautą, norėdamas jiems ištiesti ranką, ištiesęs ranką ir padėdamas. Mes žinome, kad tikrai Dievas dideliais ženklais ir stebuklais išvedė šitą tautą iš Egipto. Paskutinis dalykas, paskutinė nelaimė, kuri įvyko Egipte, tai nuo to ir Paska prasidėjo. Mes žinome, kad mirė visi pirmagimiai, ar ne? Mirė visi pirmagimiai ir tada faraonas sako, eikit jūs nuo mano galvos kuo toliau, sako, nebenoriu jūsų čia matyti ir taip toliau. Taigi, bet kas prasidėjo, žiūrėkit, toliau. Jie išėjo prie Raudonąją jūrą, faraonas persigalvojo, siuntė vėl savo kariuomenę, vėl jie buvo įsigandę. Tačiau Viešpats ir toliau darė stebuklus. Vaizduok, jisai perskėrė jūrą ir jie praeina. Kai jie tik praėjo, Viešpats uždaro jūrą ir visa kariuomenė, išskyrus faraoną, ten kelis žūna. Taigi, jie įeina į ką? Į dykumą. Ir toj dykumoje klajoja 40 metų. Ir būtent čia apie dykumą taip ir mes ir skaitom. Kur jūsų tėvai gundė mane, mėgino ir matė mano darbus per 40 metų. Besiruošdamas vakar pagalvojau, kad, žiūrėkit, Jėzus buvo gundomas dykumoje, dvasia jį nuvedė, Luko 4 skyriuje skaitom kiek dienų? 40. Tas 40 nėra šiaip tas skaičius. Dabar jeigu žiūrėti mūsų tą fizinę kūno prigimtį, 40 yra toksai, kaip sako vyrams, kas būna, kaip 40 tas krizės šitas, jo, apsisprendimų. Kitais žodžiais, tikrai man gal ten virš 40 buvo, tu permastai savo gyvenimą, tu permastai savo kelią, tu permastai, kaip tu gyvenai, kas tavęs laukia. Po to, sako, būna po 60 metų kažkokie dalykai, visokie tokie dalykai. Taigi, jie nuėjo į dykumą. Kas vyko dykumoje? Viešpats juos vedžiojo iš vienos vietos į kitą vietą, kaip minėjau, debesies stulpe, ugnies stulpe, žodžiu, jie jį matė.
jie jį matė. Bet va tas paradoksas nuodėmingo žmogaus yra, kad po kiekvieno palaiminimo, po kiekvieno atsakymo vis tiek jie buvo patenkinti trumpą laiką. Ar atpažįsti save? Aš atpažįstu save kartais. Dievas kažką tai duoda, atsako, vis tiek maža. maža. Ne tai, kad tu Dievui dėkotum ir taip toliau, bet norisi daugiau ir daugiau. Ir jie pradėjo skųstis ir abejoti Dievu. Ir aš kai pagalvoju apie Mozę, viešpatie, kaip jisai galėjo iškentėti šitą tautą. Iš tikrųjų, jie labai daug priekaištaudavo, nes visada taip yra. Visada yra priekaištas, jie Dievo tai nemato, bet mato Mozę, kuris kalbasi su Dievu. Tai visi priekaištai eina visų pirma Mozei, Aronui ir aišku Dievui. Dievas aiškiai ir stebuklingai apsireiškė. Jie žinojo, Izraelitai žinojo, kad jis apsireiškė, jie žinojo, ko jis iš jų tikisi ir jie matė daugybę jo galios ir palaiminimo įrodymų. Tačiau iš tikrųjų jie netikėjo. Jie nepatikėjo savęs Dievui, jie klajojo. Štai kodėl jie klajojo, broliai pasakė. Ne dėl to, kad ieškojo to šekelio, bet dėl to, kad jie nepakluso Dievui. Ir viešpats nori iš savo tautos, galima analogiją ir mūsų kitus, irgi padaryti tokią tautą, kuri būtų paklusni, kuri iš tikrųjų paklustų viešpačiui, kuri eitų paskui viešpatį, kuri darytų tai, ką viešpats kviečia mūsų atlikti. Ir kaip ir minėjau, netikėjimui, žinot, niekada neužtenka įrodymų. Prisimenat, kaip gundė Jėzų, kai jisai vaikščiojo tarp izraelitų, tarp galilėjiečių. Ir taip toliau visą laiką žmonės ko prašytų, duok įrodymą. Parodyk mums tėvą ir mums bus gana. Parodyk mums tą, parodyk mums aną. Lygiai taip pat, čia žinot, koks, kai va tai va prašo, vieną autorių labai skaičiu, man patiko, sako, prašymas pateikti daugiau įrodymų yra tik pretekstas, pasiteisinimas, būdas atidėti sprendimą. Geras, ne? Būdas atidėti sprendimą. Tu įrodyk, o aš dar pagalvosiu. Izraelio tauta gundė Dievą. Tas gundimo laikas buvo 40 metų. Ir mes skaitom Išėjimo 17, pavyzdžiui, skyriuje 1-2 eilutėje, kai jie atėjo į Meribą ir ten nebuvo vandens. Ir ką jie pradėjo? Eilinį kartą jie užsipuolė Mozę, sako, duok mums vandens, duok mums atsigerti. Mozė jiems atsako, kodėl man priekaištaujate, kodėl gundote viešpatį? Kodėl gundote? Jie iš Dievo vis reikalaudavo, atrodydavo, kad Dievas pastoviai jiems kažką skolingas. Dievas mums tikrai nieko nėra skolingas, brangieji. Jis atidavė savo sūnų, jis atidavė visą, ką geriausia turėjo, jis atidavė patį brangiausią dalyką, patį brangiausią, ką jisai turėjo. Jų tikroji širdies nuostata buvo tokia. Išėjimo 17:7 taip ir parašyta. Ar viešpats yra tarp mūsų ar ne? O klausimas yra toks visada. Ar viešpats yra tarp mūsų ar ne? Ir jie visą laiką abejojo. Jie visą laiką galvojo, ar tikrai viešpats yra. Nors matė, čia yra paradoksas. Matė ženklus, matė stebuklus. Ir dėl to, kai žmonės jie prašo visą laiką tų įrodymų ir nori tik tai ant tų įrodymų, tik tai ir gyvena, tai reiškia, kad jie netiki. O viešpats veikia kartais labai paprastai, mažais dalykais. Jis sutvarko ten ir tu, matydamas, gyvendamas tikėjimu, sako, teisusis gyvens tikėjimu, tu pradedi suprasti labai paprastą dalyką. Taigi viešpats yra su manimi. Aš tiesiog turiu pamatyti, kaip jisai veikia, ar ne taip. Ir matyti jo ranką. Laiško autorius ragina ir sako taip, nebūkite kaip šie žmonės. Nebūkite. Neieškokite pasiteisinimų dėl netikėjimo, neužkietinkite savo širdžių prieš Dievą, kaip jie padarė, kad neprarastumėte Dievo malonės. 2 Korintiečiams 6:1. Nėra nieko nelogiškesnio ar neprotingesnio už netikėjimą. Ir aš atsimenu, kai išpažinau viešpatį, sakau, taip viešpatį, aš tikrai noriu tam broliui atleisti ir tikrai mūsų santykiai atsistatė po tam tikro laiko ir mes dabar susitinkam ir bendraujam ir Dievas mums irgi atleido. Ar ne? Įsivaizduok, jeigu Dievas taip darytų, kaip mes kartais darom, neatleidžiam. Tai yra nuodėmė Dievo akise. Prisimena turtuolio ir Lozoriaus istoriją Luko Evangelijos 16 skyriui.
Gyveno turtuolis, kuris turėjo labai daug turto, prie jo vartų buvo Lozorius, kurio žaizdas šunys ir ten laižydavo, jisai prašydavo bent pavalgyti, bent atsigerti ir taip toliau. Ir tas turtuolis nesuteikdavo jam, nedavė jam nieko. Ir staiga, ir vieną dieną miršta tiek vienas, tiek kitas. Lozorius, jūs tą istoriją 16 skyrių Luko Evangelijos galit pasiskaityti. Ir turtuolis, staiga ten vadinamas tas Abraomo slėnis, reiškia Lozorius atsiduria, taip sakysim, pas viešpatį, o tas atsiduria pragare. Ir tarp jų yra didelė praraja. Ir jie kalbasi tarpusavį ir sako, klausyk, sako, pas jūs pas Lozorių, tas turtuolis sako, gal jisai man bent vandens duos, atsigerti ar liežuvį palaižyti, kažkiek tai atsigerti. Nes sako, aš labai stipriai kenčiu. Sako, ne, jisai ten kreipėsi į Abraomą, sako, tikrai tai neįmanoma, nes tarp mūsų yra praraja. Dabar, ką jisai, tas įdomu, ką jisai toliau sako. Gerai, sako, aš kenčiu, taip jau gavosi ir taip toliau nusidėjau, esu dabar čia, tai sako, gal tu gali, sako, nueiti pas mano giminės, nes aš dar turiu 5 brolius ir jiem papasakoti, kad jie į tokį dalyką nepapultų. Labai gražiai Jėzus atsako, kas prisimena tą atsakymą. Sako, jeigu sako, aš paskaitysiu gal. Jeigu Mozės ir pranašų neklauso. Taip. Jeigu jie neklauso Mozės ir pranašų 16:31, tai nepatikės, jei kas net ir iš numirusių prisikeltų. Įsivaizduojame? Tai per ką Dievas visų pirma kalba? Jis kalba per savo žodį. Jeigu mes atmetam tą žodį, jeigu mes atmetam tai, kas parašyta, jeigu tas žodis jis kviečia, žinot, aš tams pats kalbu dabar ir galbūt nejaukiai jaučiatės ir taip toliau, bet Dievas kiekvienam iš mūsų kalba, man tame tarpe. Ir iš manęs reikalauja 2 kartais daugiau, negu, nes aš turėsiu prieš jį atsakyti, su 2 atsakomybė daugiau negu kiekvienas iš jūsų. Taip yra, tas pamokslaujantis arba ganytojas, jis tokio yra padėtyje. Dėl to, žinai, nusižemini ir sakai, viešpatie, tikrai norisi kalbėti ir daryti tai, kam tu esi mus pašaukęs. Iš kitos pusės, žiūrėkit, buvo toks žmogus, kuris turėjo sūnų su negalios dvasia, jį nuo gimimo jį tampė ten ir taip toliau. Morkaus Evangelijų 9 skyrių 24 eilutėje skaitom. Ir jisai sakė, mokiniai, jisai kreipėsi į mokinius, mokiniai negalėjo išgydyti jo ir Jėzus supyko, jis sakydamas, sako, netikinti, sako, šitą kartą. Aš galvojau, pasakys, nepasisekė, aš eisiu ir padarysiu už juos. Ne, jisai sako, netikinti kartą, kiek sako, aš jūs dar mokinsiu tų dalykų. Sako, paskui, kai jie klausia, kodėl negalėjau tos nebylės dvasios išvaryti, sako, dėl to, kad reikia melstis ir pasnikauti. Tik malda ir pasnikas, sako, gali tos dalykus padaryti. Taigi tas žmogus ateina ir Jėzus kreipėsi, sako, ar tu nori, kad aš išgydyčiau? Sako, viešpatie, ar tu tiki? Sako, taip, viešpatie, aš tikiu. Padėk mano, kam? Netikėjimui. Matot, kaip jisai sako. Taigi kartais, kai žmogus jis netiki, mes galim kreiptis į viešpatį, jeigu aš netikiu dėl kažkokių tai dalykų, aš galiu visą laiką kreiptis ir ne tik, kad reikia, bet būtina kreiptis į viešpatį ir jis padės mano netikėjimui. Einam toliau, Hebrajams 10 skyrius. Ar aktualu? Aš galvoju, visiems mums aktualu, ar ne taip? Pamoka, tiesiog čia mes mokinamės. Visada sako, todėl aš užsirūstinau ant tos kartos ir pasakiau, visada jie klysta savo širdise ir nepažino mano kelių. Taigi aš rūstaudamas prisiekiau, jie neįeis į mano poilsį. Koks dalykas įvyksta, broliai sesės, kai mes atmetam Dievo valią, kai mes atmetam Dievo žodį, mano ir tavo širdis, jinai pradeda kietėti, aš pradedu nebereaguoti į skelbiamą evangeliją, arba aš sakau, gal čia ne man, gal aš vėliau tą sprendimą padarysiu ir taip toliau. Ir kuo jinai darosi kietesnė, tuo aš, didelis yra šansas, kad ir nepadarysiu to sprendimo, arba tas sprendimas bus labai sunkus ir skausmingas. Taigi, tas žodis, yra, aš sako, užsirūstinau, tas žodis rūstaudamas reiškia, jis nereiškia, kad Dievas buvo nepatenkintas ar nusivylęs. Tai reiškia, kad Dievas buvo įniršęs ir pasipiktinęs Izraelio nuodėmę.
įniršęs ir pasipiknęs, vat išgirskim. Kitais žodžiais tariant, Dievas myli žmogų, bet jis nekenčia nuodėmės. Ir jeigu žmogus jis nepaklūsta, gyvena nuodėmėj, Dievas pyksta, Dievas yra įniršęs. Žmonės nusiveda. O Septuaginta, reiškia, jinai buvo išversta iš hebrajų graikų kalbos, Senasis testamentas, jinai taip sako apie rūstaudamą žodį. Jie buvo Dievo akise pasibjaurėtini. Ir ką daro Dievas, žiūrėkit. Mes taip galvojam, Dievas mane myli ir žodžiu, viskas bus su manim gerai. Jeigu aš atstumsiu Dievo malonę, labai klausimas. Nes kai mes skaitam, pavyzdžiui, Romiečiams laiške apie bendražygius Pauliaus, tai ne vienas jų pasitraukė. Ar ne taip? Kodėl jie pasitraukė? Kažkas mylėjo labiau pasaulį negu viešpatį, kažkas mylėjo labiau nuodėmę negu viešpatį, kažkas mylėjo dar kažkokius tai dalykus. Prisimenate, kai tą istoriją iš Skaičių knygoje 14 skyriuje mes skaitome, kai Mozė išsiuntė 12 vyrų apžiūrėti pažadėtą žemę. Prisimenate tą istoriją? Kas ten vyksta? Vyksta tai, kad 10 grįžta visiški pesimistai, depresijai, o 2 Kalebas ir Jozuė grįžta pasitikintis savimi, pasitikintis Dievu ir taip toliau ir taip toliau. Ir va žiūrėkit, kaip reaguoja tauta. Tauta išgirdo ir tuos ir anuos, bet jie pasidavė daugumai ir jie pradėjo murmėti, kur tu čia mus atvedei? Matė, kaip Dievas išvedė jūs iš Egipto, kaip jūra prasiskyrė, kaip jis maitino jos maną. Žodžiu, protus sunkiai suvokimi dalykai, bet tokie mes esam žmonės. tokie jie buvo. Dėl to ir sako, neužkėdinkite savo širdžių kaip per maištą gundymo dieną dykumoje. Kur jūsų tėvai gundė mane, mėgino ir matė mano darbus tai 40 metų. Viešpat, jeigu tu padarysi mano stebuklą, aš tau paklūsiu, aš tau aukosiu, aš gyvensiu dėl tavęs ir taip toliau. Tai yra gundymas. Mes negalim Dievo gundyti, jis jau viską padarė dėl mūsų, suprantat? Jis viską padaręs yra. Kalebas ir Jozuė jie pasitikėjo viešpačiu. Jisai sakė, jie nenuvertino priešo, bet žinojo, kad viešpats yra stipresnis. Dovydas piemenėlis su tokiu akmenuku užmušė Galijotą, kurie visi pamatė hebrai, visa kariuomenė stovėjo ir drebėjo visi. O jis pasitikėjo viešpačiu ir padarė tai, ką viešpats jį kvietė. Taigi izraelitai jie turėjo daugiau nei pakankamai įrodymų tikėti, kad mūsų viešpats saugiai nuves juos į pažado žemę, bet jie juo netikėjo ir jiems nebuvo leista įeiti. Kaip yra šiandien? Šiandien irgi taip yra. Šiaip pagalvojau vakar besiruošdamas, kad iš tikrųjų galvoja apie tos pažadus, galvoja apie tai, ką viešpats kalbėjo, pavyzdžiui, man asmeniškai. Ir iš vienos pusės mes žinom, kad Dievo pažadai išsipildo. Tačiau jeigu aš nepaklūstu jam, aš neįeisiu į pažadėtą žemę. Nekaip. Ir gali pykti, gali nepykti. Aš nepaklausau, aš neinu paskui tą, kuris mane veda į tą pažadėtą žemę. Paradoksas dar, žinot, kame yra, kai jie įėjo į pažadėtą žemę, viešpats liepė jiems žudyti kananiečius. Kananiečiai buvo tokia bjauri tauta viešpatės akivaizdoje. Įsivaizduok, kad šie istoriniai šaltiniai, kai jie statydavo miestus, statydavo sienas, jie įmūrydavo į jas gyvus vaikus. Vazonuose. Aš skaičiau ten vieną tokį straipsnį. Koks šlykštus, koks baisus dalykas. Ir viešpats norėjo panaudoti savo tautą, reiškia, kaip padaryti teismą šitai tautai. Izraelio tautą norėjo panaudoti kaip teisėjus, kad tą tautą išnaikintų. Ir viešpats pasakė apie kai kurias tautas, jūs turite jas išnaikinti, todėl kad jos bjaurios viešpatės akise. Bet ką, izraelitai, jeigu man naudinga, aš to nedarysiu. Ir kas gavosi, jie susigiminiavo. Ir jie iki galo taip ir neėjo į tą pažadėtą žemę. Ten mes skaitom apie teisėjus, mes skaitom apie kitus valdovus, kai kuriuos, kurie ten tam tikrą laiką karaliaudavo, bet jie taip į tą pažadėtą žemę iki galo jos taip ir neįsisavino. Maža to, Dievas paėmė ir išsklaidė po visą pasaulį. Mes žinom, kad žydai buvo išsklaidyti po visą pasaulį. Ir tik tai 20 amžiaus vidury, ten 1946 ar 7 jo metais,
buvo įkurta Izraelio valstybė ir jie galėjo grįžti į savo tėvynę. Tai, žinot, yra Dievo pažadai ir jis nori juos išpildyti, bet yra dalis ir tavęs, ir manęs. Jis tikrai nedarys per prievartą kažko. Ar amen? O kaip yra šiandien? Ar mes turim tų įrodymų? Įrodymų daugiau negu pakanka. Jėzus Kristus numirė už mus. Aprašytas jisai yra tiek istoriniuose šaltiniuose, tiek skaitom šventą raštą. Jis mirė ant kryžiaus, 3 dieną prisikėlė gyvas ir gelbsti žmonės. Tai yra nepaneigiamas įrodymas. Maža to, jisai sakė, aš jums atsiųsiu šventąją dvasią, kuri bus kas jūsų? Guodėjas, kuri padės jums, aš jūsų nepaliksiu našlaičiais, aš jūsų nepaliksiu vienų. Nepaliksiu. Nu ir paskutinė eilutė. 12:13. Žiūrėkite, broliai, kad kuris iš jūsų nebūtų piktos, netikinčios širdies, atitolusios nuo gyvojo Dievo. Raginimas būti atsargiems. Raginimas nesekti šito pavyzdžio. Nes visų pirma, jisai kalba hebrajams. Hebrajams šitą istoriją kalba, kad sako, jūs nesielkite taip, kaip jūsų tėvai elgėsi. Įsivaizduok, įėjo į pažadėtą žemę Kalebas ir Jozuė iš visos tautos. Visa tauta numirė ir įėjo tik tai šitie žmonės su savo giminėm. Taigi didžiausia, broliai sesės, koks yra pavojus ir nuodėmė, koks yra netikėjimas. Ar taip? Hebrajams 6:4 labai yra įdomi eilutė. 6:4-6, jis sako tokius žodžius, paklausykite. Tai sudrausmina, aš kiek kartų ją skaitau, mane vis laiką taip į vietą pastato. Sako, kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, paragavo gerojo Dievo žodžio bei ateinančio amžiaus jėgų ir atpuolė, tų neįmanoma vėl atvesti į atgailą, nes jie kryžiuoja savo Dievo sūnų ir įstato į viešai paniekai. Ar pažįsti žmonių, kurie tikėjo karštai Dievą, tarnavo jam ir atkrito? Aišku, kad pažįsti. Kur jie dabar yra? Susitinki su jais, tu kalbi jiems, jie nieko nenori girdėti. Kodėl? Tai, kad nebeįmanoma išgelbėti. Viskas. Parašyta. Taip yra parašyta. Tų neįmanoma vėl atvesti atgailą. Neįmanoma. Tai parašyta. Taip mes skaitom. Nes jie, žiūrėkit, nes koks yra dalykas, širdies dalykai, kryžiuoja savo Dievo sūnų ir įstato į viešai panieką. Pažįstu tikrai, labai liūdna kalbėti tos dalykus, akcentuoti tos dalykus. Bet koks dalykas, viskas iš širdyje vyksta, broliai sesės visų pirma. Jeigu širdis užkietėjus ir mano širdis gali tapti kieta, gali tapti minkšta, jeigu aš paklūstu, jeigu aš klausau viešpaties. Dievas tikrai ves į tuos dalykus, kuriuos jisai yra pažadėjęs. Dėl to jisai kviečia, sako, dėl kodėl jisai sako, šiandien. O tas labai įdomu yra, žiūrėkit, 13 eilutė sako, kad šiandien, 7 eilutė sako, šiandien 4 skyriui, tuoj pasakysiu, irgi kažkurie eilutė sako, šiandien. 7 eilutė 4 skyriaus sako, jis vėl nustato tam tikrą dieną. Šiandien po tie daug laiko kartodamas Dovydo lūpoms. Šiandien jei išgirsta jo balsą, neužkėdinkite savo širdžių. Jeigu šventas raštas jis kalba 2-3 kartus ar net daugiau, kad šiandien, kad reikia tai padaryti, tai yra labai svarbi tiesa. Ar sutinka? Šiandien ne šiaip sau. Tai yra tikrai, viešpačių rūpi mūsų gyvybė. Jisai paliks 99 ir eis tos vienos ieškoti. Tačiau vėlgi, gerai, jis ją suras, jis ją parsives ir taip toliau. O kokia ten ta širdis yra iš tikrųjų? Ar jinai atgailauja? Kai sūnus Palaidinas grįžo namo, ką jisai pasakė tėvui? Nusidėjau, tėve, tau, dangui ir tau. Jis atgailavo, nes atgaila, broliai sesės, yra kas? Kai aš darau sprendimą nusigręžti nuo nuodėmės, kai aš darau sprendimą nusigręžti nuo blogio, kai aš noriu gyventi su Dievu, kai aš noriu juo sekti. Taigi, kai širdis nekietėja, visada sunkiau sprendimą priimti. Visada. Taip yra. Tai yra apgaulė. Ir paskutinė eilutė 13 sako, žiūrėkite, broliai,
kad kuris iš jūsų nebūtų piktos, netikinčios širdies atitolusios nuo gyvojo Dievo. Kai širdis sukietėja, jinai tampa pikta, jinai atitolsta nuo Dievo. Tu kalbėjom apie Dievą, jam neįdomu yra. Kodėl jam neįdomu? Lyg tai jisai girdėjo apie viešpatį, lyg tai tarnavom kartu ir taip toliau. Tiesiog širdis sukietėjusi. Ir tas žodis raginti labai gražiai verčiasi iš graikiško žodžio parakaleo. Šio žodžio šaknis reiškia eiti šalia kito žmogaus ir jam padėti. Ot kam reikalinga bažnyčia, kam mes renkamės kartu? Kad ragintumėm vienas kitą, ar ne taip? Kad guostumėm vienas kitą, kad melstumėmės, ir Gita melsis dabar už poreikius, kad melstumėmės vienas už kito, kad padėtumėm vienas kitam. Taigi autorius jis kaip ir kreipėsi tikinčiuosius, eikite vienas šalia kito, padėkite vienas kitam. O ypač žydams, jo sako, žiūrėkit, Mesijas jau atėjo, ko jūs dar laukite? Jis atėjo, viskas, atėjo. Ir vat paskutinis tas dalykas, kurį noriu labai akcentuoti, yra taip, kad iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Žodis klasta reiškia būti apgautam, arba yra toks rusiškas posakis aplink pirštą atkastam, žodžiu, vakarų palsį tibė, aplinė. Ja. Nuodėmė, broliai sesės, yra labai subtili. Žmogui, kuris daro nuodėmę, jam neatrodo, kad jis nuodėmiauja. Taip yra. Yra toks gražus posakis, vieną posakį skaičiau, žiūrėkit, saulė šviečia. Saulė jinai tirpdo vašką, bet jinai taip pat sukietina molį. Saulė tai ta pati, bet žiūrėkit, skirtingi dalykai įvyksta. Kai kurie žmonės sako, ir va čia dar vieną tokį radau, sako, jei jūsų širdis netirpsta tikėjime, ji bus užkietėjusi netikėjime. Taip yra. Mūsų senoji prigimtis visada bando paimti viršų ir sako, tu nesi nuodėmingas, nieko tokio, tu nusidėjai viskas, atgailausi, viskas čia bus gerai. Ir plius tu sakai, aš rūpinuosi savo šeimą, padedu kaimynams, esu geras pilietis. Nesu tobulas, bet nesu blogas. Mano gyvenime yra kur tobulėti, bet man nereikia išgelbėjimo. Ir taip daugelis žmonių galvoja, ar ne taip? Kai kalėjime pamokslavo ketvirtadienį paklausiu, kiek buvo 2 grupės, gana didelės. Sakau, kiek žmonių tikite Dievą? Pakėlė vienoje grupėje 3. Kitoje grupėje ten buvo 10. Pakėlė visi 10. Sakau, o kaip šaunu, kaip jūs šaunuoliai. Bet sakau, ar gyvenimas jisai, kaip sakyt, ar jūs matot pasikeitimus gyvenime? Jeigu mano gyvenime nėra pasikeitimų gerąją prasme, kaip kalba šventas raštas, labai klausimas, ar aš gyvenu su viešpačiu. Taip yra. Taip yra. Kam savo meluoti? Todėl viešpats ir kalba, sako, šiandien, kai išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundymo dieną dykumoje. Viešpatė duok stebuklą, bet jeigu tu padarysi, aš pats kartais taip melsdavausi, sakau, viešpatė, jeigu mano gyvenime tą ir tą padarysi, aš tau tarnausiu. Čia yra gundymas, čia yra viešpaties gundymas, čia yra nuodėmė. Dievo požiūris visai kitoks. Teisusis gyvens tikėjime. Hebrajams tam pačiam 10 skyriui. Paklausykite, ką jisai sako gale. 308-309 eilutė. Bet teisusis gyvens tikėjimu ir jeigu jis atsitrauktų, mano siela jo nesigerės. Tačiau mes nesame tie, kurie atsitraukia savo pražaičiai, bet tie, kurie tiki, kad siela bus išgelbėta. Čia yra esmė. Jeigu aš esu ant sprendimo to priimimo slenksčio, priimk jį, priimk šiandien, priimk dabar. Kaip vienas autorius sako, arba tikite ir išgelbėjate savo sielą, arba atkrentate ir paveldite pražūtį. Amen. Dėkojam tau viešpatie, iš tikrųjų dėkojam tau šitą žodį. Dėkojam tau, kad per šitą pavyzdį Izraelio tautos ėjimo dykumoje, tu 40 metų, tu mus įspėjai viešpatie. Tu mus įspėjai iš tikrųjų, kad mes paklaustumėm tau, kad mes iš tikrųjų mylėtumėm tave visą savo širdimi. Taip, gal mes kai kurių dalykų nesuprantam, nežinom, bet nematom, bet iš kitos pusės yra duotas tas malonės laikas, kuris tęsiasi jau nuo Jėzaus gimimo 2000 metų, kad kiekvienas žmogus jisai išsigelbėtų. Nes Dievo rūstybė jau kabo virš nuodėmės, jau kabo virš tų žmonių, kurie girdėjo Evangeliją, kurie nepriima ją arba atsitraukia nuo jos. Ir tai aišku labai liūdna. Mes tikimės viešpatie tavo malonės, tavo gailestingumo, tavo gerumo. Ir tikrai dėkojam tau už tas pamokas, kurias tu
mums rodai, suteikiai ir tikrai mokinimus Jėzus Kristus vardu.